Sveiki, įsijungę jaunimo linijos tinklalaidį širdies. Su jumis sveikinuosi aš, Diana Bukantaitė, ir kviečiu jau į penktąjį mūsų sezoną. Ir ačiū sakau šio sezono tinklalaidės rėmėjui Orbio World. Tai Lietuvoje įkurta, sparčiai auganti, globaliai veikianti e-komercijos įmonė, kuri kuria aplinką savo darbuotojams, kad jie galėtų greitai mokytis, prisimti atsakomybę ir augti kartu su verslu. Šiame sezone tęsiame pokalbių ciklą karjera be Instagramo filtrų, kur savo srities profesionalus, žinomus žmonės kalbiname apie jų karjeros kelią. Atvirai, nuoširdžiai ir be socialinių tinklų filtrų. Ir šiandien labai džiaugiuosi galėdama pristatyti žmogų, kurio pristatyti turbūt nereikia, tai Milda Metkutė, Vinted bendra įkūrėja. Labą dieną, Milda. Labą. Tai didelis ačiū nuo visos jaunimo linijos bendruomenės, nes tikiu, kad rasti laiko dar vienai tinklalaidai, dar vienam pokalbiui nėra labai paprasta. Todėl sakau tikrai ačiū, labai vertinam ir labai norime, kad tie jauni žmonės, jaunimo linijos bendruomenės žmonės išgirstų iš tikrųjų tą be filtrų tą istoriją ir tikiuosi, kad pasiims kažkokius patarimus ar dalykus savo. Vienaragiai tai atsirado turbūt gal ir seniai, bet taip kaip mes juos suprantame šiandien, turbūt nebuvo tai, apie kokią karjerą įsivaizdavote mokykloje, vyresnėse klasės ar ne, tai čia natūralu turbūt, bet jeigu nukeliautume į jūsų, nežinau, 11-12 klasę, apie kokią karjerą galvojate tuo metu? Aš esu iš Kauno ir tuo metu mokiausi Kauno Saulės gimnazijoje ir kaip tik čia važinėjau po mokyklas ir kaip tik reflektavau apie savo karjeros kelią prieš realiai keletą dienų tik tai. Ir kaip tik pasakojau mokiniam, kad aš 11-12 klasėje šiaip nežinojau, kuo aš noriu būti. Aš šiaip būtent gal Kauno Saulės gimnazija tokia yra ypatinga tuo, kad ten labai dažnai sustoja žmonės, kurie žino, ką jie nori veikti gyvenime. Ir man asmeniškai buvo toksai spaudimas, nes ten yra vis tiek realinė pakraipa, dažniausiai medicina tokia kaip kelias pagrindinis. Ir man kažkaip tai truputėlį buvo to tokio spaudimo ir nerimo, nes galvojau, visi žino aplink mane, arba bent jau didžioji dauguma tikrai žinojo, o aš nežinojau. Aš tik tai gal buvau, aš neturėjau tokios kaip ir krypties, ką aš noriu veikti, aš savęs versle visiškai neįsivaizdavau. Pas mane gal buvo irgi dar tokia, tas gal po sovietmečio atėjęs, arba ypatingai po nepriklausomybės atgavimo, iš šeimos, iš močiutės atėjęs toksai, kad verslininkas yra vagis ir spekuliantas. Ir kažkaip tai visai ką pasitikdavo tokie, tokie kontrastą, kad jau juo būti, tai būtų, tas jau pati, ne tik, kad pati blogiausia, ne pas blogiausias scenarius, bet jau link to. Tai man kažkaip tai buvo, verslininkas kažkaip niekada nebuvo siekiamybė. Iš kitos pusės, man ką verslininkas buvo, čia močiutės buvo tokia gal neigiama stigma, mano buvo gal dar tokia, kur labai toksai, kur atrodo tiek daug atsakomybės ir tiek daug bemiegių naktų, kad aš nežinau, ar aš norėčiau šitą apskritai savo gyvenime, nes man atrodo tiesiog gal per daug sudėtinga ir neįmanoma. Tai aš šiaip galvodama apie savo kelią, 11-12 klasė, aš tikrai labai daug galvojau, nes toksai buvo daug labai nežinomybės ir toksai aplink tave visi žino, ką jie nori veikti, o aš tokia nežinau. Aš ten iš viso nežinau, ar čia realinė ar humanitarinė pakraipa. Galiausiai pasirinkau humanitarinę pakraipą. Ir kažkaip tai aš tiesiog, man gal buvo tiesiog paleisti, atėjo ta mintis, kad tiesiog reikia paleisti, nes aš taip galvoju, net nepaisant to, ką aš studijuosiu, aš turbūt labai didelė tikimybė nedirbsiu to darbo. Tai vadinasi, aš susiženinsiu tą specialybę, kurią studijuosiu, neverta. Tai kai aš taip paleidau save ir savo tą tokį įsitikinimą, kad čia mokykla, universitetas, šeima, karjera, ten kažkaip, toks kažkoks ten paternas, kai supratau, kad to gali nebūti ir man viskas gerai, tiesiog, kad universitetas gali būti tiesiog ekstra 4 metai, man dar papildomai nuspręsti, ką aš noriu veikti gyvenime. Tai aš tiesiog tai paleidau ir toksai galvoju, tai aš taip ir pasirinkau kultūros vadybą. Ir aš tik tai turėjau gal 2 tokius motyvus, ką savo buvau tokį kaip ir pasižadėjus. Tai vienas buvo tai, kad taip jautėsi labai iš vyresnių kartų, kad nekenčia pirmadienio. Ir aš galvoju, nekenčia savo darbo. Ir aš galvoju, aš taip nenoriu. Aš noriu
aš noriu mėgt savo darbą, ką aš darau, ten darbo saviraiška, kaip be pavadinsi. Aš taip galvoju, aš taip hedonistiškai, turbūt jau tos kartos buvau, kur aš jau mąsčiau apie save, apie, nu, vat, nagai į savo pusę. Tai aš galvoju, 1/3 laiko praleidžiamas darbe. Ir jeigu aš taip, nu, nekęsiu arba nemėgstu savo darbą, arba jisai mane vargins, tai aš taip, nu, taip nenoriu, nu, nelinkiu savo tokios vizijos. Tai va čia buvo gal vienas toksai iš motyvų, kur aš galvoju, nežinau, ką aš dirbsiu, nežinau, kokia bus mano profesija, bet va tas jausmas, kurio aš noriu mėgti tai, ką aš darau. O antras buvo, tai čia turbūt jau visų mūsų kartos po nepriklausomybės atgavimo, kai buvo ekonominis žlugimas, ten nu, viskas buvo naujas bardakas, chaosas, ten visi ten tėvai be darbų, pinigų nėra. Ir ten tikrai skurdžiai gyvenom, nu, ten nebuvo aš kažkaip labai gal išskirtinė, ten buvo tiesiog tos kartos bruožas. Bet man irgi toksai buvo, kur aš ten niekada negalėjau sau leisti Lego nusipirkti, aš ten dviratį įsigijau, kai pati pirmą savo darbą gavau, nu, ten gal 20, gal 18 metų, kai pradėjau dirbti. Ir aš galvoju, aš taip nenoriu gyventi, aš noriu gyventi geriau, negu vat, gyvena mano mama, močiutė, vat, toksai, kur aš taip nenoriu galvoti, vat, kaip sudurti galą su galu kiekvieną mėnesį. Tai vat, tokie vat, gal 2 motyvai, kurie mane labai lydėjo ir aš toksai neturėjau kuo aš noriu būti, bet aš tiesiog turėjau kriterijus, pagal ką aš rinksiuosi, ką aš noriu veikti gyvenime. Svarbus kriterijai, man atrodo, Svarbus, ir dabar. manau, kad svarbus. Taip, nes ir kad mėgti tos pirmadienius, ar ne, iš tikrųjų, ir kad vat, nu, nereiktų galvoti ten apie pinigus kaip pagrindinį motivatorių ten darbe. O gal, nežinau, kažkokie būreliai buvo tais laikais, ar kažkas, kas, nu, kuo domėjotės, ar dalykai mokyklai, kurie sekės labiau. Šiaip tai, bet visi labai taip tikisi, kad aš čia būčiau kokia nors prezidentė mokyklos, dar kažkokia, tai aš buvau tokia pilka pelytė ir tokia nematoma, manau, kad aš taip, realiai, aš ten ir šitais būreliais, aš tada galvoju, kodėl, kaip aš taip vintet nepamečiau, nes aš dažnai būna susigalvoju idėją ir ją greit pametu, kažkaip susigalvoju ir pametu, ir aš netgi viduje taip klausiu savęs, tai nejaugi aš taip niekada ir neatrasiu dalyko, kuris man taip prilips ir, nu, kad testinumą kažkokį darysiu. Tai turėjau šiokių tokių baimių, nes man ir buvo su būreliais. Vieną pradedi, pamatai, kad kažkaip atsibosta, meti. Tai aš tokių, vat, aišku, ir finansai gal ne visada leido lankyti tai, ko aš noriu. Tai aš realiai, mano buvo pasirinkimas, jeigu tai yra nemokamai, aš galiu eiti, jeigu mokamai, aš negaliu eiti. Tai turbūt irgi nebuvo tas, kad, kur aš norėčiau eiti, tai tenais aš tiesiog neturėjau galimybės to daryti. Aš tik tai ką pradėjau daryti, gal nuo kokių 16 metų pradėjau savanoriauti. Ir vat, man savanorystė kažkaip buvo tas svarbus dalykas. Aš kažkaip tų 16 metų prieš tai nelabai ten priimdavo, aš taip susigalvodavau, kokį nors noriu eiti renginį. Nu, vat, kur nors noriu kokį nors renginį, kur noriu, pavyzdžiui, nemokamai patekti, bet neturiu pinigų. Nu, tai pasibeldžiu vienus vartus į kitus, ten galėčiau būti savanoriu ar kažką. Toks barteris, aš savanoriauju, jis man duodate, aš galėčiau kokį spektaklį pasižiūrėti. Tai taip nebuvo, iš tikrųjų ten taip 16 mečiams buvo, gal man tuo metu, nu, turbūt gal ir to savanorystės tinklo nebuvo tokio plačiai išvystyto. Bet aš vat ką atradau, tai Karitą tuo metu, nes vat mane priėmė ir ten tikrai mes ir keliavom, ir daug kur važiavom, ten visokias ir stovyklas, ir su vaikais daug bendravom, ir, nu, tokių vat buvo. Tai šiaip, iš tiesų net buvau pamiršus, kad aš buvau Karite, bet aš gal kokius porą metų prabuvau Kauno Karite, prasavanoriavau ir jo, o po to vat jau vėliau, kai jau įstojau į kultūros vadybą, tai jau tada labai tikslingas buvo savanoriavimas, tai va ten jau priėmė mane ir šokio teatro, modernaus šokio festivalius visokius, festivalius šiaip pradėjau savanoriauti, tai toks vat išsipildė tas mano planas, kur jau 18 kitaip žiūri, toks jau rimtesnis atrodo. Tai mano savanorystė buvo mano kelias, kur aš rinkausi patirtį, arba gal ne tiek patirtį, kiek aš taip, žinai, kai buvo labai siauram rate, taip užaugus, aš taip pas mus būdavo namie, toksai nebuvo toks, kad labai įvairus spektras kažkokių pramogų, veiklų ar kažko, va, tų pačių būrelių nebuvo, tų pačių veiklų nebuvo, nes irgi gal kaštai šiek tiek apribojo. Ir aš tokia jaučiausi labai taip uždarai gyvenanti ir nematanti pasaulio. Ir aš kai įstojau į universitetą ir ten kažkaip gavosi, kad susipažinau su labai kitokiais žmonėm negu aš. Ir šito pasaulis gražus, ir šito pasaulis gražus. Ir jau man toks sprogimas buvo smegenims, kad taip atvėrė visą pasaulį, tokį, vat, kur, o šitas vienaip mąsto, šitas kitaip gyvena. Ir toksai, žinai, kai gyveni savo burbule, atrodo, tik taip ir bus. Nu, tik taip ir gali būti. Bet išėjimas iš savo burbulo man parodė, kad, wow, čia, absoliučiai, bet kokį žmogų sutiksi, visur kitas burbulas, tikėk ir pažink. Tai man tas pasirubo ir su savanorystė, kur čia vienas burbulas, čia kitas, čia po to draugai, va.
Tai aš ten, kai pradėjau tyrinėti, tai man atrodo, va, čia kai man vyras sako, tu kažkoks, sako, labai vėlai, kaip čia, sako, tau vis dar va, 40, bet sako, dar kaip vaikas ieškai tos tokios va, smalsumo ir kažkokio va, tokio pažinimo, bet man kažkuria prasme gal tai yra skola iš Mhm. paauglystės, kad aš to neturėjau, negalėjau sau leisti, aš va dabar visur tyrinėju, ką galiu ir darau, va, tai daug šito darau. Tai labai smagu, man atrodo, čia irgi yra šiuolaikinio žmogaus gali būti, ar ne, bruožas, kad jis augtų, nu, nu, pasaulis labai platus, bet grįžtant į Kauną, tą 12 klasę dar šiek tiek, kultūros vadyba. Mhm. Kaip? Na, kodėl? Nu, nes, tarkim, aš girdžiu tos du kriterijus, kad, tarkim, tikrai norėtųs pirmadienį darbą, Mhm. nereiktų galvoti apie pinigus. Kaip Bet čia įsivaizdavo nebuvo dėl visą? to, nu čia gal buvo vienas, kad neprieštaravo nei Mhm. vienam iš dviejų kriterijų. Okay. Aš šiaip buvau pagalvojęs, kad aš Kaune ir aš norėčiau visai jau į Vilnių važiuoti studijuoti, bet kažkaip gal nedrįsau, vat mamų iškrautos finansinės naštos, nes vat, mano tėtis mirė, kai man 8 metai buvo, Mhm. tai mes buvom su sesė, kuri jaunesnė, pametinukės mes dviese buvom, bet jinai jaunesnė, tai kažkaip net nedrįsau šiaip pasvajoti, tai aš stojau į Kauną ir gavosi Kaune tai kaip, aš tiesiog vas, čia kaip vaikam pasakojau mokyklai, va, atsidariau, neatsimenu to žurnalo, kur stoti, ar kažkaip va, tas žurnalas, Taip, kur apie taip. stojimus. Va. Atsidariau, atsiverčiau, kur Kaunas susižymėjau, susižiūrėjau visas specialybės, kur Kaune siūlo. Ir kadangi aš humanitarai, aš pagalvojau, va, pasižiūriu, kur man širdis dainuotų. Ir aš taip va pagalvojau, kur man patiktų. Va. Nes aš šiaip esu jausmo žmogus ir man labai stipriai va, tas jausmas, yra tai tokie, žinot, stoikai, kur disciplinuoti, kur, žinai, verkiu viduje arba vat, nepripažįstu, kad verkiu, bet galiu daryti ir per sukąstų dantis padarysiu. Aš taip negaliu. Aš turiu, vat, man reikia to tokio momentumo, to tokio pakilėjimo, tokio noro ekstra padaryti. Ir aš kažkaip tikiu, vat, aš manau, tos ekstra energijos, kai aš vat, kažką, vat, ten, kur širdis dainuoja, aš žinau, kad padarysiu visą laiką ekstra. Ir todėl aš kažkaip tai vat, tiesiog rinkausi specialybę, kur žiūrėjau, kur man patiktų. Ir man kultūros vadyba ten paskaičiau, va, šokio vadyba, teatro vadyba, muzikos vadyba. Ir man kažkaip labai suklikino šitas, va, kur aš galvoju, aš taip save visai įsivaizduoju. Galbūt, aš taip galvoju, nu, va, toks kaip man buvo, kaip planas B. Vat, aš taip, gal taip ir svarsčiau, kad planas B, jeigu visgi reikėtų tai, ką studijuoji, tą ir dirbti, ar tas planas B man Mhm. patiktų. Tai aš pagalvoju, kad man patiktų. Ten galbūt netitikė to kriterijaus, man atrodo, finansiškai, bet nu, kažkaip tuo metu taip apie tai negalvoju. Ir iš vis tiek aš galvoju, aš tikiu tuo, kad net jeigu nepelninga kažkokia specialybė arba ten kažkokia kryptis, jeigu tu darai tuos dalykus, kur tau labai patinka, tu visą laiką norėsi nueiti tą ekstra mylę ir visą laiką padarysi daugiau. Nes jeigu tu ten kažką darai, kas tau yra kančia, tai tu taip ir ieškai pirmo pasitaikiusio barjero, kad sakytum viskas, metu pasiduodu ir visa kita. Kai tau patinka kažkas, tu net jeigu kažkur susiduri su kažkokia problema, tu vis tiek ieškai sprendimo. Tu nepasiduodi taip lengvai. Tai kažkaip man vat, kultūros vadyba taip pagalvoju, kad čia galėtų būti ta vat vieta, kur aš taip tą ekstra mylėčiau, jeigu man reikėtų. Studijavot, ar ne, lankėte, va, savanoriavot, girdžiu, irgi tikrai Mhm. pamatė daug nu, to kultūrinių užkulisių pasaulio. Taip. A, Kaip toliau vystėsi, nežinau, studijos, karjera? Šiaip labai įdomi ta mano karjera. Čia žurnalistai labai dažnai mėgsta tokią kaip sėkmės istoriją paimti. Ir aš manau, kad tai labai neteisinga, nes neatspindi, nėra reprezentatyvi visuomenėje. Nes aš sugalvojau apie Vinted, kai aš baigiau bakalaurą ir stojau į magistrą jau Vilniui, nes jau Mhm. pradėjau dirbti, jau nusprendžiau, kad ir Vilniui susirasiu darbą. Ir tada išdrįsau išsikelti. Ir, ir tada man gimė Vinted. Tai man buvo 21 kažkur. Tai aš galvoju, ir žiūrėk, kai visi klausia, o tai kelintas tavo verslas, nes dažniausiai standartas, ten 10 verslų turi bankrutuoti, tada kažkoks 11 tau pasiseks. Man taip nebuvo. Ir man pasisekė tas pirmas. Taip. Ir aš tenais, aišku, turėjau prieš tai ten tokių minimalių darbų, ten dirbau vieną kartą, 3 mėnesius padavėja. Ir po to nuo 18 metų dirbau turizmo agentūrai, nes aš tiesiog negalėjau sau leisti nedirbti, nes man reikėjo išsilaikyti save, kad ir Kaune, bet man reikėjo ir už mokslus tuo metu susimokėti pačiai. Tai bet ten toksai buvo, kur jauti, kad čia yra tik tai toks tarpinė stotelė ir kad čia toks nei kad ten, nei kad dainuoja širdis, nei kad tą ekstra mylę eisi, bet toksai, Būdavo kad tiesiog studentiškas reikia. darbas, ar ne? Taip. Reikia Toksai, kur pinigų tiesiog kažkam. just reikia. Taip, Va. taip. O tai ir tada gavosi, kad gimė man Vinted mintis ir iš tikrųjų taip gal, kadangi aš taip savęs neįsivaizdavau versle,
kad kai gimė Vinted ir kai netgi ten vat su Justu, kai susitikom vakarėlį ir kaip nusprendėm, kad, nu, aš vat kai suradau, o tą, žinai, kai būna Tinder mečas, kur idėją gali turėti, bet jeigu tu nesusitinki žmogaus, kuris tau ar suprogramuos, ar kartu techninio žmogaus, tai ten ir būtų galėjusi likti tik tai idėja. Tai jeigu vat ne Justas, tai ten turbūt, nu, net turbūt nieko nebūtų buvę. Tai va čia tiesiog buvo labai, labai geras sutapimas mums. Bet tai va mes susitikom tada ir netgi tada, kai mes paleidom, mes ten paleidom pas mūsų susitikimą po 2 savaičių, tuo metu vadinasi Nuostabu. Mano drabužiai LT, kažkaip mes globaliai net nesvarstėm, dėl to ir vadinasi toks lietuviškas pavadinimas. Dar po to ir Vokietija buvo vokiškas pavadinimas, ir Čekija buvo vokiškas. Kažkaip gal buvo sunku patikėti, kad čia gali būti globalus daiktas, tai mes taip lokaliai visur va, bendruomenės kurdavom. Po to labai iš tikrųjų vokiečiai labai ilgai, dar dabar turbūt dauguma galvoja, kad čia, kad čia vokiškas. Nu, bet čia prancūzai galvoja, kad čia prancūziškas projektas, o vokiečiai, kad vokiškas ir į bet kurią šalį nuvažiuosi, jie visi galvoja, kad čia to šalies va, produktas. Tai va, tai ir mes, kai paleidom, po 2 savaičių, ten labai iš tikrųjų buvo staigus augimas ir toks nu, super augimas, kur mes ten patys sėdim su Justu ir sakom, nesuprantam, kas čia vyksta. Ir ten toksai tikrai buvo ir mėgėjiškas dizainas paleistas ir toksai, kur, nu, taip, šiais laikais, kai jau mes esam kaip vartotojai išlepę, tai tu taip eitum ir praeitum, nu, toksai sakytum, next. O tuo metu kažkaip mes taip pataikėm su vat, laiku ir vietoje ir nepaisant to, kad ten buvo tikrai labai, nu, nu ten toks baisus dizainas buvo, toks nu, labai tikrai Bet lyginam neprofesionalus. kitom akim, ar ne? Bet jisai Turbūt sprendė taip. problemą. Mes Taip. turbūt vat, ką pataikėm, kad ta mano problema, kurią aš turėjau drabužį pertekliaus, jinai nebuvo mano, nu, nebuvo tik mano, jinai buvo pasirodo visuomenės jau. Nes jeigu būtumėm tą pačią idėją paleidę prieš 10 metų, tai jinai būtų buvus visiškai nepopuliari, nes mes, čia tokia nu, nukrypimas, lyrinis nukrypimas, mes pamatėm ten kažkada, vat, kai Vokietijai paleidom, Čekijai paleidom, pamatėm, kaip čia viskas sėkmingai veikia, čia atrodo tik paleidai ir viskas ir važiuoja į priekį, bet kuri rinka. Mes ir Baltarusiją bandėme eiti. Ir mes tada supratom, kad ten nelabai pasisekė ten mums, nu, šiaip labai nepasisekė, nes ten toks žiūrim, augimo nėra, pardavimų nėra. Ir tada supranti, kad Vinted gali gyvuoti ir klestėti tose visuomenėse ir tose rinkose, kur yra perteklius. Jeigu yra dar trūkumas, ir tuo metu ten buvo dar didesnis trūkumas negu vat Lietuvoj, kur, nu, jeigu tu turi tą vieną suknelę iš, nežinau, iš Kazaros ar iš H&M, tu ją saugai, nes tai yra, nu, negaliu sakyti, bet raudonoji knyga vis dar, žinai. Ir kadangi, kai yra trūkumas, tu jos nepardavinėjai, tu ją nešiosi iki pat suplišimo ir tu ten tikrai nenori parduoti jos. Arba parduodi kaip tik už brangiau, nes va, kaip tik va, turi tą suknelę su etiketė iš parduotuvės. Tai va, čia buvo mūsų tokia lyrinė nukrypimo pamoka, bet Baltarusija vat, buvo taip. Bet mes su Justu, grįžtant prie tos vat karjeros, tai mes pirmus 3 metus šiaip nelabai matėm tai kaip verslo. Šiaip dabar iš šono tai aš jau labai matau visus indikatorius, kad tai turėjo, nu, vat, labai buvo visi vat, argumentai ir visi ten tie įvykiai, kurie įvyko ir tas va, dėmesys iš potencialių investuotojų arba potencialių pirkėjų, va, tokių juridinių asmenų. Labai ten atrodo, kad viskas buvo gerai nuo pat pradžių ir kad va, toksai tikrai turėjo gerą užtaisą, bet gal čia mes su Justu tai kažkaip pasiėmė tą tokį vat, litmotyvą, kad nu, mes turim normalius darbus, o čia yra hobi projektas. Ir tai vat, mes pirmus 3 metus taip ir buvo, kad vakarais ir savaitgaliais, va, Justas savaitgaliais kodina, aš irgi vakarais po darbo ateinu, vat, daugiau kaip marketingas, kaip socialinė, kaip bendruomenė, nes ten irgi buvo toksai, nu, Justas man taip ateina irgi ten va, paleidom tik tai vat, mano drabužius pirmom dienom ir sako, nu tai gerai, tą basicą pasidarom, sako, tai kokių dar nori funkcijų? Sakau, nežinau, sakau, nu, aš ten apskritai tuo metu 8 metai buvo, 2008, tai ten nei tų svetainių baisiai daug buvo, ten naujienų portalai valdė, o visa kita buvo toksai dar tik tai, nu, besivystanti pradžia. O tai sakau, ką žinau, sakau, tai sakau, aš paklausiu narių, nu tai aš taip pat reidavau, susitinki su daug narių, ten per savaitę po kažkiek tai 10, šiaip, nu, ten po 10, ten 15, susitinki tie, kurie myli, tie, kurie nekenčia, labai būdavo įdomu tą nuomonę tų žmonių, kurie tavęs nemėgsta ir kurie labai tave kritikuoja, bet vis tiek naudojasi. Tai aš su visais susitikdavau, toksai buvo, kažkaip neskirstydavau ir, nu ir būdavo taip va, su Justai, sakau, Justai, susitikau ten su, va, per šį mėnesį, ten sakau, va, susitikau su 30 žmonių. Va, sąrašiukas toksai, va, kartojasi, va, tokios funkcijos, šitas gal mažiau kartojasi, va, tai šitas vėliau padarysim, bet va, šitas reikėtų dabar daryti. Tai mes taip su Justu ir kūrėm, va, kad
klausi narių, ko jiems trūksta, ką reikia dar padaryti, ten sakom, o tai labiau norite blogo ar forumo. Visi nubalsavo už formą. Nu, tai gerai, tai darom formą. Pirmiau norite atsiliepimų sistemos ar paieškos pagal dydį. Nu, tai sako, nu, tai pirmiausia atsiliepimų sistemos. Nu, gerai, tai darom tada šitą. Va. Nu, ir toksai, kur toks labai labai organiškai ir tas, toks, kadangi tai buvo hobi projektas mums, man čia patiko va ta tokia, ir aš dabar dar vis dar tokia esu, kur man patiko galvoti apie produktą ir apie problemą, apie problemos išsprendimą, o ne apie tai, kad va, kaip monetizuoti, kaip čia išsilaikyti save. Tai niekada tai nebuvo mano stiprioji pusė, bet ten, va, čia būtent, čia mano širdis niekada ir nedainavo. Man va, verslo modelių kūrimas man yra, tai yra, kaip čia, antrinė, labai būtina, čia reikia teisingai suprasti, versle tai yra privaloma. Nu, nes tu jeigu būsi finansiškai nestabilus ir sustainable, tvarus, tai tu negalėsi, nu, neišgyvensi. Tai čia yra ABC, čia higiena must, bet man tai nebuvo. Nu, tai nebuvo mano, vat, mano arkliukas. Man tai buvo, va, eiti pažinti žmogų, susiskirsti žmogus, va, šitam žmogui reikia to, šitam to. Po to susidėliot prioritetus, kam, vat, kaip kas sudėliot tokį roadmapą, ko reikia, vat, kad būtų, vat, nu, kad ta problema būtų išspręsta. Va. Tai vat aš vat ties tuo pagrinde ir dirbau, kur vat tiesiog eini kalbėsi su žmonėm, bandai išsiaiškinti, ko trūksta ir, nu, ir va taip kažkaip ir 3 metus taip iki savanoriavom. Tai va, 3 metai ir aš galvoju, kad juose tai turbūt buvo ir magistro studijos. Taip, pabaigiau magistro Aš taip tik va studijas. dėlioju tą Taip, laiką, ar ne, nu taip, dienoje vis tiek, ar ne, tada taip, hobis, kur va irgi kažkas vyksta, ar ne, taip, ir dar turbūt tas normalus darbas. taip, tai vis ten buvo visko iš tiesų. Tai, bet šiaip tai aš kaip pagalvoju, vat kartais aš taip, nežinau, taip nostalgiškai pasižiūriu, kad kai tu esi toks jaunas, vat, ir labai nenoriu skambėti taip šabloniškai, nes man būdavo ateina pas mus vat į Vinted, nu, dar mano drabužių darbo pokalbį. Nu, žinai, aš jau paskolą, čia turiu vaikų, va, tai čia sako, man reikia stabilumo. Ir man galvoju, o tėvai, nu, tipo, seni žmonės, nu, tipo, nebelankstus. Tai aš dabar nenoriu taip skambėti, bet turbūt skambėsiu. Kai tu, va, tikrai esi tas, žinai, kai neturi ko prarasti, nes tau yra 20 something. Ir tu turi tos energijos perteklių. Tu ten gali ir nepamiegoti, ir miegoti ten tik tai 4 valandas per parą, ir toksai, kur, ir nepaisant to, kad va, ką tik vakarėlį, jau gali 5 ryto atsibusti, jeigu tau reikia, ir sėdėti prie kompiuterio ir dirbti. Neturi vaikų, ten toksai, ir gal dar toks gal apsipešiojęs viščiukas pats, kur pats neturi dar tokių iki galo apsisprendęs, tai kas tu esi, tai kokios čia tavo veiklos, tai tu viskam esi atviras. Ir nu, jeigu tau pasitaiko proga, va, tavo hobis, tai tu taip gali, nu, ne tiek, kad 100%, tu gali 200%, vat, nu, taršime tą patį vakarinį laiką skirti savo savaitgalio laiką, nes tu tiesiog, va, toks all in, nu, toksai, vat, kažkaip, nežinau, vat yra tokia knyga Flow, aš nežinau kaip lietuviškai, toks, kur, net nežinau to lietuviško pavadinimo, kaip čia būtų tas flow, toks, kai įeini ir nieko Galbūt, pasauly nematai, taip. tik tai kuri, tai vat man tas flow buvo atsuvintet, kur tu tik tai lauki, kada baigsis darbas, tas Kad standartinis. darys, aha. Ir aš susigalvoju, va, čia reikės tą padaryti, bet toks sąrašiukas tokiam, va, tai jo, buvo Tai toks atradas, kur smagus. ta širdis dainuoja, nu bent jau Jo, veikloje, ar ne? Bet jo. dabar galvoju, o kam tada tos studijos dar magistro jau, čia jau truputį ironizuoju, aišku, bet jau ir taip visko daug, ar ne? Tai Šiaip tai niekam nepasakau šitos istorijos, bet gavosi taip, čia šiaip iš tikrųjų reikėtų valstybės politikai padėkoti. Gavosi taip, kad kadangi mes tikrai gyvenom labai skurdžiai ir pas mus ten kiekvienas tuo metu litas buvo svarbus. Ir jeigu aš būčiau studijavus magistrę dieniniam, aš dar būčiau gavus ten kažkaip ir ten kažkaip buvo netekus maitintojo, nu, ale tėčio, kadangi aš be tėčio, tai jeigu studijuoju kažkiek metų, aš dar gaunu ekstra pinigų, kaip, nu, kaip, nu, ne pensija, kaip pašalpa gal. turbūt vadindavosi. Aš ten gaudavau gal 300 litų, tai čia būtų, nu, nepilnai 100 eurų. Tai tie pinigai tuo metu man labai labai motyvavo. Ir aš dėl to stojau iš tiesų. Tai aš sakau, taip niekam nebuvau sakęs, bet taip kažkaip va, dabar va, taip pareflektavus, tai čia buvo pagrindinė priežastis, dėl ko aš stojau. Aš turbūt būčiau net nestojus, būčiau labiau ėjus turbūt va, gal dirbti, bet kartu vat fainai buvo, kad nenuėjau vat, ir kad gavau vat, tą tokį, va, nes vat, ta tokia valstybinė gal politika mane ir vat, buvo, kad viskas į mokslą, viskas va, turi mokytis, va, jeigu bakalauro mokaisi, gauni pinigus, jeigu magistrą, nu aš taip labai va, pragmatiškai susiskaičiavau, kad va, man reikia va, mokytis, man apsimoka mokytis, va, tai, nes kaip, nu, kaip stipendiją žiūrėjau, va, tai va, man tas labai padėjo ir toksai buvo, kad vietoj to, kad eičiau va, kažkur tai labai anksti dirbti, va, man gavosi, kad aš
vat, nu, tai 4 metai bakalauras, 2 metai magistras, tai tie 6 metai, kur aš taip sau leidau ne tai, kad pabimbinėti, nes tikrai nebimbinėjau, bet toksai, kur leidau sau be mažiau spaudimo, nes kaip ir turiu kažkokią full time job, nu, Taip, universitetas, tai kažkaip turėjau va tokį pretekstą paieškoti savęs. Tai man vat, labai puikiai gavosi. kaip smagu. Bet galvoju, kad taip ir, nu, atsirado ir Vinted, ar ne, ir turbūt iš to išsivystė iš to galėjimo turėti to laiko, nu, nes jeigu po Taip. studijų ten reiktų ten dar labai dirbti, nežinau, tik tai spėlioju, aišku. Bet grįžtant prie Vinted, baigėsi magistro studijos, jau hobis nebe tik hobis, kada jau supratot, kad, nu, čia jau jūsų, nežinau, pagrindinė veikla Mhm. profesinė. Tai vat po tų 3 metų ir buvo. Iš tikrųjų ten buvo, kaip ten buvo, 8 metai, čia buvo tik tai krizės pradžia. Taip. Ir tada jau įsivažiavo ta recesija, maždaug buvo 11 metai, čia pala 9, 10, 11. Tai taip ir gavosi, va. Ir aš tuo metu dar dirbau viešųjų ryšių agentūrai, nu ir ten visus šienavo. Tai gavosi taip, kad krizė, netekau darbo. Ir toksai buvo, ir jau tuo metu mano drabužiai jau buvo toks, kur jau ar eiti full time dirbti, ar neiti. Bet jau buvo toksai, nu, bet jau kur jau galėtum kažkaip sau tą minimumą, ten kiek buvo Mhm. 700 litų, nu, dabar tai tie labai juokingi, net kiek čia 200 eurų. Tai, Bet ten ir vertė gal kita bet ir buvo, vertė ar buvo ne, man truputėlį atrodo. kita jo. Ir, nu, kai tu mažas, nu, toks jaunas, tau nedaug reikia. Tai ten mes Prancūziją protranzavę, ten po 3 savaitės nemokamai per couchsurfingą pramiegojo, aš net keliaut mokėdavau už PM litų per 3 savaitės. Tai, pala, tai apie ką čia buvo? Tai vat, kada Ai, imi Vinted kada kaip pagrindinė veikla, vat toks. Tai va, ir tada kažkaip buvo, kad vat, pradėjau pervedinėti ir dar tada kaip tik tuo metu sutapo, kuris turbūt netgi svarbesnis motyvas, tai pas mus pasibeldė Mantas Mikuckas ir jisai sako, aš noriu į jūs investuoti. O mes tai prieš tai, ai, ne, čia visi norėjo mus va vieni nupirkti, kiti nupirkti ir čia taip kažkaip tai mums neįdomu, nes vat, visi paklausom, tai ką jūs darytumėt su mano drabužiais? Nu, tai vieni arba uždarytumėm, nu, nes čia mūsų konkurentas, antras, arba, nu, tai mes iš karto apmokestintumėm. Tai mes Mhm. kažkaip sakom, ir ten tie pinigai, mums tais laikais tai atrodė visai dideli, ten vienas vat, portalas labai siūlė, ten gal, dabar bijau pameluot, gal 150 tūkstančių eurų, kas mums buvo šiaip labai dideli pinigai. Nu, man tai iš viso, aš ten Tai. už 200 eurų per mėnesį gyvendavau, tai man ten iš viso buvo, nu, toks mind-blowing. Bet kažkaip su jūs atsimenu, tuos pietus kažkaip turėjom ir sakom, pasikalbam, ką mes darom, ar mes einam toliau ir sakom, nu, kad sakom, gal uždirbsime tos pinigus kažkaip, tai sakom, gal neparduodam ir darom taip, nes kažkaip širdis jaučia, kad mes geriau padarysim. Va. Nu, tiesiog, kad mums buvo su jūsų tokį pokalbį. Jūs tas sako, man tai patinka, nes aš dirbu kitur darbą, kur negaliu, neturiu laisvės eksperimentuoti, čia aš galiu daryti, ką noriu. Man irgi kaip specialistai vat, buvo toks, tai, kur aš galiu eksperimentuoti, daryti klaidas ir kas mane teis, tai aš arba jūs tas ir viskas. Bet Taip. mes tai tolerantiškai vienas į kitą žiūrėjom, nes mes čia va, mūsų toksai smėlio dėžė, kur mes norim žaisti. Ir mes sakom, kad mums gal tai yra svarbiau ir kažkaip nusprendėm neparduoti. Ir kažkaip, vat, kai man tas vėl parašė, man toks eilinį kartą buvo, nu tai ir vėl. Bet man tas pirmas, kuris atėjo, sako, aš netėjau pirkti, aš atėjau investuoti. Mes sakom, ką čia turi galvoje, va, ir jis tada sako, mes tuo metu turėjom 3 rinkas jau, turėjom Lietuvą sėkmingą, Vokietija labai sėkminga buvo, jau tuo metu didesnė buvo negu Lietuva, taip kokius 4, gal 3 kartus didesnė buvo. Ir Čekija labai augo, buvo gal ką tik paleista, bet tokia, bet jau tikrai augo ir taip tikrai matėsi labai tas, kaip čia, paternas, kur šablonas toksai, vat, kad tas augimo jau matėsi, kad va, Lietuva panašiai turi, Vokietija Bus. ir Čekija, kad tikrai bus jau. Ir tada vat, atėjo Mantas ir sako, o gal pabandom, sako, vat, nu, padarom, sako, sutvarkom produktą, paleidžiam, vat, nu, nes, sako, dabar toksai matosi, kad tikrai mėgėjiškas, va, sako, bet padarom taip, nu, profesionaliai, va. Ir sako, pabandom paleisti kitose šalise, va. Ir kažkaip, vat, ir kažkaip buvo, gal Mantas labai taip laiku atėjo, nes, vat, buvo, mes jau su jūsų galvom taip užsinobadžiavę, nes jau kažkaip kaip ir augam, bet toksai, vat, mes kaip be ambicijų, nu, kaip ne, gal be vizijos tokios aiškios, vat, kažkaip ar globaliai, tai ar ne globaliai. Jis kažkaip, sakau, taip laiku pataikė ir tokia gal tokia, vat, mūsų tokia, vat, užsisėdėjimo, vat, kažką noro daryti, bet kaip ir nežinojome, nes niekas ten, nei aš ten verslo patirties neturėjau. Justas buvo, šiaip Justas ten puikiai susitvarkė iš tikrųjų, bet jis jam pačiam jau labai norėjosi, vat, žinai, to tokio daugiau turbūt iššūkio. Nu, ir vat, man tas pasiūlė tą iššūkį ir kažkaip tai va taip ir va nusprendė, bet tada mes taip sutarėm, kad gerai, bet tai tada nebėra jau savanorystė, mes turim išeiti, mes turime visą fokusą skirti Mhm. ir va, tai va toks ir buvo planas. Tai tada mes ir išėjom pirmą kartą, va, 11 metais, man atrodo, būtų kažkur tai va į pilną darbo etatą. Klausau ir galvoju, bet ar
taip atrodo, kad viskas tas flow, ar ne, ir buvo nuo idėjos, sekėsi ir kelios rinkos, nu, Mhm. Baltarusija, bet tai natūralu turbūt, ar ne, Jo, kai jo, ten jo, tai daugiau visą laiką sekasi, tai tokių va. nestabdo. Ar buvo, Milda, etapų pačiam, kai, nu, nesisekė? Aš manau, kad yra labai skirtingus etapus reikėtų vertinti. Kai tas hobi projektas, tau net jeigu nesiseka, tu kažkaip nesureikšmini, nes tai nėra apie pelno ar pajamų generavimą. Toksai, tai yra daugiau tiesiog, kad aš darau ir jeigu man nesiseka, mano prizas yra mano augimas. Arba malonu va matyti, kaip auga va, mano drabužiai tuo metu, bet tai nėra finansinis stabilumas ar kažkas, tai nėra prizas, kurio tu sieki. Tai ten, jeigu ten kažkokia ir nesėkmė, tai toks, arba ta pati Baltarusija nepavyko, tai, nu, life happens. Nu, toksai, kur, nu, toks Taip. nesureikšminė. Manau, kad bent jau man asmeniškai buvo sunkiausia tada, kai būtent kai pradėjom perdinėti jau į pilną etatą. Ir vienas dalykas buvo, nu ten daug dalykų buvo iš tikrųjų, ten tikrai nebuvo lengva kelionė, ten toksai, kur sakau, ir apipešiojo plunksnas, ir užaugino sparnus, ir vėl apipešiojo, kur ten, nu, tokia kelionė, kur visko po truputėlį. Tai buvo tas toksai, kur, okei, išeinam į pilną etatą ir dabar dirbam kaip, nu, aš labai nemėgau to žodžio verslininkai, nu ir dabar nelabai mėgstu, aš vis tiek tokia daugiau jaučiausi, kad mes kūrėjai daugiau esam negu verslininkai. Ir kažkaip tai va tas pilnas etatas, va toks, kur jau tu nebegali pasislėpti, kad darau tik tai, kas man patinka, o kas nepatinka, nedarau. Nes tu viskas, čia yra jau, vis tiek tu žiūri kaip į verslą kažkokį unitą ir tu turi, nu, jeigu yra kažkokia idėja, tai bet yra biudžetas, yra strategija, yra kažkoks, va, nu jau nebėra taip, kad jau, Taip. va, kaip širdis pajaus, va, darysiu, ką noriu ir Ir tada, nesuskaičiuosiu ir kada visą nori. kitą. Ir kada noriu, jo. Va. Tai man tada buvo, va toksai, aš irgi iš kultūros vadybos, nors ir vadybos, bet man toksai buvo, aš vis tiek daugiau buvau į tą tokią meniškesnę pusę, kur nu, toks, kaip sakiau, aš esu jausmo žmogus ir man va ta tokia disciplina, skaičiai, nebuvo ta vieta, kur aš labai kažkaip pati nešiausi, nebuvo tai, kad man ir labai sekėsi. Ir čia toksai gal acquired taste, kur su laiku išmoksti ir pradedi vertinti ir mėgti šitus dalykus. Aišku, kadangi aš vėliau pradėjau mokytis, tai aš vis tiek nesijaučiu ten vis dar labai stipri, bet aš tiesiog daug vėliau jau supratau, kad man būčiau galėjęs ir net būčiau galėjęs, manau, studijuoti ir mokytis ir eiti šitą sritį, nes man būtų patikę. Bet tiesiog vat, smegenis lavinau kitose kryptise ir nu, tiesiog ten mano stipriosios pusės ir po to gyvenimo pamoka buvo, kad fokusuokis ant stiprybių, nes jeigu bandysi tik ant silpnybių, tu labai lėtai auksi ir labai bus motyvacija sunku. Tai geriau ant stiprybių, nes ten tas akceleravimas ir pasitenkinimas yra daug didesnis. Nu ir tavo vertė daug didesnė. Tai pradžia man buvo tas, kad taip, labai apskritai kokios manęs reikėjo, vietoj to, kad čia, pankė, kuri va čia gali sau leisti mėnesį tranzuoti po Europą ir tokia visokia kitokia, ir ten, kur nori ir mėlynų rožinių plaukų. Ir staigiai dabar tu turėjai jau kažkaip dėlioti savo mintis, kažkaip tai profesionaliai išsakyti savo nuomonę, ko aš taip tikrai labai ilgai mokiausi, nes nemokėjau. Nes aš esu pajautimo žmogus, aš jaučiu, kad taip reikia ir man aš šiaip esu komandos žmogus, bet mano problema yra dažniausiai, kad aš pajuntu, tik aš nesugebu iškomunikuoti. Ir tas toksai, kur atrodo, taigi čia viskas aišku, čia taip turim daryti. Bet jau kai komanda padidėja, tai ne visai, nu, ne visiems aišku, nes Taip. neskaitomės vieni kitų minčių. Tai visiems tas pas aišku buvo, bet ir man šitas buvo toks, kur reikėjo mokytis išsakyti, argumentuotai išsakyti. Kitas dalykas dar turbūt buvo, irgi ta pati komanda atsirado ir gal buvo toksai, čia buvo toksai, su Justu, tai labai buvo toks, kai dviese, tai mes labai taip lengvai, organiškai kažkaip susikeičia mintim, pasidarom visą kitą. O čia padidėjo ta komanda, pradėjom samdyti žmonės, nes man tas buvo kaip verslo angelas atėjo ir jis tuo metu investavo 2 milijonus litų, tai čia būtų kiek, 600 tūkstančių eurų. Tai tą mes jau pagaliau komandą, nes iki tol buvo Justas vienas programuotojas ir pirmi 3 metai viskas, kas mes užaugom, viskas buvo tik su Justo programavimo dėka. Ir mes pradėjom samdyti žmonės ir tada ten toks atsirado, kad jau yra komanda. Ir toksai tu matai, kad tai komandai irgi rūpi. Ir jie taip kažkaip tai tą Vinted, mano drabužius tuo metu, jie irgi tapatinasi, kad čia irgi aš, aš irgi kūrėjas. Ir man labai užtruko. Aš šiaip su ego išmokau susidraugauti, taip ir taip nuleisti ant žemės daug kartų, bet tuo metu buvo, gal turbūt vienas ir buvo tas nuleidimas ant žemės, kur tu matai, kad tas tavo kūdikis, kur tu suduoji, kad čia tau svarbiausias ir tu čia labiausiai jį myli. Bet tu supranti, kad kitiems žmonėms taip pat vienodai rūpi ir taip pat vienodai myli. Ir toksai, kad jie, ir jie turi nuomonę ir nebūtinai sutampa.
ir visi nori gero. Va toksai va buvo ir man buvo tas toksai paleidimas, kad okei, tai čia vat reikia jau derintis, nu kažkaip Taip, tai va, tai šitas irgi buvo, šitas gan greit praėjo, tiesiog gal buvo toksai, gal irgi vat, čia to tokio founderio, kaip čia, pinklės, kur, manau, čia daug founderių patiria šitą, kur tu kaip kūrėjas, tu visą laiką nusprendi, nu, galvoji, kad tu iki pat, nežinau, iki IPO spręsi viską, nes, nu, tipo, gal nes tu įkūrėjas, nu, tipo, tu sugalvoji šitą idėją, tai čia bus tavo idėja visą gyvenimą. Ir tai man tada tuo metu buvo labai sunku suprast, kad va taip nebėra, nes, nu, čia mes jau komanda, jau dalinamės, va. Dabar tai iš viso dar kitaip žiūriu, aš jau visiškai suprantu, kad yra nu, stadijos, kur yra va, kūrimo stadija, visai kitokio tipo žmonių reikia. Po to yra tenais, tarkim, jau kažkokio skėlinimo į užsienį ar kažkur dar kitokių žmonių reikia. Ten, pavyzdžiui, būna, kai čia vat, su Tomu kalbėjau mūsų dabartiniu, kur sako, yra ir tokių, vat, ir tokių etapų, kur reikia war CEO, nu, kur reikia, kaip čia, vadovo karo sąlygomis, nu, kur vat, reikia vat, ar išgyventi, ar kažką, vat, nu, vat, kaip jau Tomas kaip tik pas mus atėjo. Ir jisai sako, aš esu war CEO, nu, vat, sako, vat, aš galiu, vat, sako, aš susimobilizuoju, aš tada vat, galiu, vat, ir tada, pavyzdžiui, dar kitos jau reikia dažnai, vat, tokio, kur esi jau, kur žinai, jau visiškas va, skeilas, labai labai didelis, ir tu esi ten link korporacijos, ir čia visiškai skirtingų paveiksliukų žmonių reikia. Ir kažkaip tai dabar tai aš taip kažkaip labai priemu tą ir vat, viskas aišku. Tuo metu gal kažkaip iš knygų arba iš tų vėlgi kelių pavyzdžių, kur paskaitai spaudoje, nes va taip va, tuos perliukus išrenka, va nuo sukūrimo iki IPO ir dar vėliau va lydina vienas žmogus, founderis ir tas susikurta tokį netikrą įvaizdį, kad čia nu, taip ir turi būti. Va. Tai tokių buvo. Aš dažnai, kadangi buvau 21, kai startavom, mano pirmas verslas, niekada nevaldžiau, nu, niekada nedariau jokio verslo, atėjau iš aplinkos, kur verslas apskritai toks buvo, nu, toks toksai, ten viskas buvo irgi pagal intuiciją, pajautimą, maždaug, išleisim pinigus, po to galvosim. Nu, toks, va, toks mąstymas, va, kaip išgyventi. Tai aš neturėjau to tokio, nu, net kažkokių įpročių, va, verslinių. Tai tas buvo irgi gal sunku iš tos pusės, kad tu matai, kad tavo įmonė auga daug greičiau negu tu pats kaip profesionalas. Ir tu taip labai adekvačiai, taip va, sąmoningai supranti, kad, nu, jeigu būčiau aš, vat, vadovas, normalus, toksai sąmoningas, aš turbūt save atleisčiau. Ir, bet kadangi, nu, toksai kažkaip, bet dar vis tiek, va, taip, žinai, nu, vis tiek prisirišęs, tai taip netleidai savęs ir toliau ten kapanojęs, aišku, vis tiek augi. Ir va, tas buvo labai pliusas, va, kad, žinai, kad mes ten daug kas buvom naujokai, daug ko nemokėjom ir tas buvo va, ta tokia tolerancija klaidom. Ir s as long as you learning, nu, kad aš tol, kol tu mokaisi ir tol, kol gerai. tu rodai ambiciją mokytis, tol viskas okei va. Tai va tas va buvo labai fainai, kad tokia aplinka ir kultūra buvo tokia, kad klaidos, nu, jų yra, bet tu nepadarysi, nu, tu nu, nedarysi klaidų, nes neauksi ir nemokė, nu, nu, tu būsi va toks va tam pačiam lygyje, kokiam tu esi dabar va. O jeigu nori augti, tai reikia eksperimentuoti, o kai eksperimentuoji, tai tu visada klysti. Tai toks Bet natūralus. klystum reikia nemažai dirbti, ar ne? Nu, turbūt Taip. neatsirado visa tai, ką šiandien, nu, kaip šiandien matom Vinted, tai turbūt neatsirado vat, iš to kūrybinio pabuvimo, smagaus hobio, turbūt tada jau prasidėjo, nu, iš tikrųjų, darbas, jeigu aš gerai įsivaizduoju, vat perėjus tuo pilnu etatu, Mhm. tai kaip atrodė pačios, nežinau, darbo diena? Mhm. O, jinai šiaip tokia buvo, tai va tada ir buvo turbūt prasidėjo mano tas didžiausias darboholizmas. Aš dabar vat, nežinau, ar dėl to, kad čia mano ta jau 40-metė sakimi žiūriu ir sakau, kad dirbti po 12 valandų nėra sveika, gal, nežinau, dar neturiu pozicijos šio klausimu, bet man buvo tai etapas, kai aš dirbau nuo ryto iki vakaro ir vakare, jeigu užmiegi, tu galvoji apie darbus, projektus arba tai kažkokias problemas, kurias reikia išspręsti. Ir dažnai sapnuoji tos dalykus, toksai, kur tu visą laiką all in. Bet, nu, iš kitos pusės, tu neturi kitų fokuso taškų, tu neturi vaikų, tenais, va, toksai neturi kažkokios va, dar kito darbo, dar kažko. Tavo fokusas, tu sau leidi, kad tavo fokusas būtų tavo darbas, tą, ką darai. Tai man tas labai patiko, nes jis taip, nu, neblaškė. Tada tu susifokusuoji ir sau leidi tą daryti. Tai tai aišku su kaina, kad, nu, tavo draugai buvo tie, kurie Vinted dirba. Mhm. Iš išorės tu draugų nebeturi, nes neturi laiko su jais susitikti. Štai mes turbūt ir sakėm, va, labai fainai, kad ten atsitiktinai, bet gal gimė va, ir tokia, aš sakyčiau, ypatinga Vinted kultūra, nes va, prisamdėme žmonės, su kuriais norime smagiai, nu, su kuriais smagu dirbti.
ir su kuriais norim kartu dirbti kaip komanda. Ir va ten buvo ne solo player, o team player, tai toksai Mhm. pas mus labai susiformavo toks labai stiprus branduolys. Ir nu ir va tas gavosi šiaip vat iš tokio vat, kur, kadangi tau, nu, realiai va, iki 6-7 tu dirbi, nuo 7-8 tu eini va ant stogo ofise vyno gerti su tais pačiais žmonėm, bet irgi apie darbą kalbėsi. Nu, toksai Taip, vis tiek apie tą taip. patį viskas va. Tai, tai buvo tikrai daug. Dabar aš taip sakyčiau, em, yra niuansas, kad gal kurį pastebėjau, kad kai dirbi non-stop, tavo smegenys taip pavargsta, kad to atsigavimo laikotarpis, nu, nežinau, aš ten galiu turbūt va 2 savaitės arti iki, nežinau, po 20 valandų, po 18 valandų, bet tau atsigauti po to reikės, kad sugrįžtum tą patį efektyvumą, tau reikės gal ne 2 savaičių, bet kokių ten 2 mėnesių. Ir man buvo užtruko šitas vat laikas, kur jeigu aš dirbu ir daugiau valandų praleidžiu ofise, tai nereiškia, kad aš esu geresnė darbuotoja. Tai daugiau yra, nu, efektyvesnis žmogus. Dažniausiai tas mano efektyvumas kaip tik, kuo aš daugiau kažkuriam, vat, nežinau, ten reikėtų turbūt sekti kreiviai, bet su laiku mažėja mano efektyvumas, nes aš visiškai nualinu savo smegenis būtent toje srityje tik mąstydama ir nebesugebu matyti dalykų. Kartais tiesiog reikia atsitraukti, tą helikopter view pasidaryti, o tą helikopter view reikia pasidaryti tada, vat, kai tu, nežinau, išvažiuoji ten, išeini į žygį ten 40 kilometrų, ten dviračiais tokį kažkokį ten, gal biškiek ekstremalų, tokį, kur tu taip viską padarai, kad tos, vat, nenaudotum, nemąstytum taip, kaip mąstai darbe ir Prastai. turi visai ką kitą daryti. Tai mano šitas buvo atradimas, kad vat, reikia maišyti, nu, miksuoti. Ir va čia kalbėjau irgi su vienu va draugu, kur sakau, va, aš jeigu būčiau diktatorius, tai aš C levelio ir turbūt vidurinės grandies darbuotojams liepčiau, kad yra 2 mėnesiai per metus yra must išvykti ir tą susikratyti iš šono, pasižiūrėti save į situaciją iš šono, visai kitaip pradedi matyti, tai bent jau va C levelio, tai aš manau, kad 2 mėnesiai ir atsitraukimas per metus yra must. Nes tiesiog kitaip matai, nes tada tas nueini tą mikro lygį Taip. ir dar nedaug dievą pradedi mikromanagint ten visus, nes, bet tu, esmė, kad tu, bet tu mikro lygmenį ir ten mikromanagint todėl, kad tu nebematai to pilno paveiksliuko, nes va taip eini, ten įsitrauki tą rutiną ir toksai, tai va, tai čia jeigu būčiau diktatorė, bet, nu, nesu, bet nesu. Na, labai geras iš tikrųjų patarimas. Bet galvojant vat, apie jaunus žmonės šiandien, ar ne, mes turime šiek tiek, nu, irgi kitą kampą, ar ne? Čia vat, Taip, jūs pasakojat apie tai, kad va, po 12 valandų per parą vos ne darbe taip. su tais pačiais žmonėm. Šiandien dauguma jaunų žmonių turi labai daug galimybių. Ir Mhm. ten pabandyti, ir ten, ir čia galvoju ne tik apie Lietuvą, ir skirtingas profesijas, skirtingas organizacijas, nes, na ką, mes tikrai nemažai matom socialiniuose tinkluose, va vieni ten keliauja, vacationai, nu, Taip. patys įvairiausi dalykai. Na ir atrodo, kad darbas tokia truputį kaip šventė gal asocijuojasi, arba ta Ai, pradžia šitą aš tokia. jaučiu ir nesutinku su šitu. Šiaip, nu, Okay. gerai, jeigu tai yra tavo gap year, tai viskas gerai. Jeigu Taip, taip taip. nusiteikė, kad čia yra gap year, tai po tik vos dirbsiu, kad kažkiek, kiek reikia tą basico pasidengti. Aš vis tiek galvoju, kad didžiausias tavo, va, nu, čia turbūt ta prabanga, ką gali savo jaunimas leisti, tai va to darboholikų būti. Ir gal net tam pačiam darbe, bet toj profesiniai, va čia žinai, gal net ne darbe, čia gal Taip. profesiniam kelyje. Susigalvo, kad tau reikia, bet tu dabar turi tiek ir energijos, ir to gal vat, kitų prioritetų gal dažnai neturėjimas, nu, tokių svarbesnių. Tai va čia yra ta prabanga, kur tu gali sau leisti tą all in daryti. Ir aš galvoju, vat, aš šiaip žiūriu va taip gyvenime. Ir čia gal, vat, kaip visi sako, oi, tai kaip tu suderini, va, turi 5 vaikus, o dabar va, 30 vištų turiu, auginsiu vištas, va. Yeah. Tai ten 3 katinus, šunį, va, vintą, dar ten turiu, va, esu vienoje valdyboje, kitoje valdyboje, dar tada savo startupiuką matematikos ten turiu. Ir sako, kaip tu suderini? Ir sakau, bet aš nederinu visko viename. Nu, aš vienu metu, aš žinau, kad tai būtų neįmanoma, va, nes visi galvo, o, tai va čia, va, wow, pavyzdys, va, irgi pakalbėkim, kaip viską suderini. Bet sakau, aš nesu tas pavyzdys, kur aš viską suderinu. Aš gyvenu etapais. Pavyzdžiui, man tai buvo vintet etapas ir aš leidau 10 metį neturėti savo gyvenimo. Ir aš manau, kad tai buvo geriausias sprendimas man. Toksai, kur tas toksai no life. Ir aš va, nuo 21 iki ten va, 30, va 31 aš tenais va all in, ten aš ne 100%, aš 200 savęs atidaviau ir aš tenais buvau. Bet aš ir padariau kažką, va, toksai, va, kur, bet aš tada neėmiau, va, šeimos nebuvo, šito nebuvo ir man įsukė, va. Tada buvo, va, irgi tas pats, va, 5 vaikų projektas, va, ten mes, kaip sakom, vaikininkystės projektas, va.
Tai vat 30 pradėjau, va 39, vat dabar va turiu vat 5 mėnesių kūdikį, tai vat uždariau projektą, 5 vaikai užsidarė, viskas, šeimos projektas done. Tai aišku, per tą 10-metį gal gavosi tai, kad supratau, kad aš ten negaliu būti tik mama, taip ten daug studijavau, tai aš ten dar 3 magistrus pasibaigiau, bet nu čia tame tarpe, bet čia toksai neintensyvus man buvo dalykas, kur aš sau leidau suderinti šitą. Nu ir va dabar, kai šeimos projektas pasibaigė, tai va ir tas matematikos atsirado man ten tie projekčiukai, kur, nu jau tokie, kur einu, va jau daugiau, va ir į mokyklas va daugiau einu, kur, nu, tai aš kažkaip galvoju, kad, žinai, visuomenės lūkestis yra, kad viską viename šiuo metu suderinti, va ten 4 valandos tam, 4 tam, 4 tam. Bet aš tai galvoju, taip pakvestionuočiau šitą, nes man kartais vat, į tą fokusą ir tą susikaupimą įeiti, tau kartais reikia vien tik 3 valandų. Tai jeigu jau į tą susikaupimą, tai pasinaudodam dar ekstra 10 valandų ir padaryk per tas 12 valandų per dieną, tik į tą vieną dalyką įsigilink. Nu ir daryk, nu pavyzdžiui, Vinted 10-mečio projektas. Ir gilinuosi, visą laiką apie tai galvoju, po to išmokau patostogauti ir dar kitaip permastyti, ką ten darau. Bet toksai, bet su kitais svarbiais prioritetais gyvenimo aš jų nederinu, nes jie, nu, nesuderinami. Nu, aišku, jeigu ten turi vieną vaiką, tai suderinama, bet jeigu ten turi, žinai, kaip aš 5, dar mano motyvas buvo, nu, mano argumentas buvo, kad aš tikrai noriu visus maitinti iki metų, tai toksai, kur, nu, taip fiziškai dar gaunasi, kad prisirišus prie namų, tai toks, tai kodėl reikia turėti viską iš karto? Nu, gal galima etapais turėti. Tai aš, žinai, tas būti jaunu, aš galvoju, ir tas polikis jo labai labai daug yra, labai daug energijos. Tai labai siūlau išnaudoti tiem geriem, žinai, ir net nevadinčiau karjeros, aš labai nemėgstu tos karjeros kelio, nes man toks iš karto karjeristas. Man karjeristas nėra, kaip čia, nėra komplimentas. Man daugiau yra kūrybos kelias, nežinau, mano saviraiškos kelias, kur aš save įsivaizduoju po 10-20 metų ir mano tas 10-metis, iki, nežinau, 30 kažkiek, aš darysiu viską, kad aš nusihakinčiau. Ir čia tas bus labiausiai, galiu daryti klaidas, dar kažką, ten turbūt vėlgi, tas kažkiek vis tiek tęsia tą tradicinį kelią, kur, o tai gal paskolą pasimsiu, čia nieko tu neturi. Tu gali viską mesti, jeigu nepaeina ten pasimti kitą kelią, bet šitas toksai, kur, žinai, eksperimentai, klaidos, atradimai ir čia tas toksai, bet jis turbūt intensyvus. Ir aš, pavyzdžiui, pas mane tas buvo ir aš kažkaip tai, gal žinai, tai, kas tau buvo, tau pasiteisino, tu tada kitiem irgi bandai praselinti. Nebūtinai tai irgi aš teisi, bet, nu, aš kažkaip labiau už šitą kelią, kad, nu, tas pirmas 10-metis labai svarbus, ir lengvų pinigų tenais irgi nebūna, čia tikrai, o aš, kažko čia kalbėjom, sako, noriu, kaip susirasti darbą, kur labai man patiktų ir iš karto mokėtų daug. Nu, taip nebūna. Nu, toksai, čia, žinai. Čia gal yra ta socialinių tinklų iliuzija kuriama, kur mes matom tas sėkmingų dalykų, tik tai atspindžius. Bet yra turbūt ir kartos. Mes užaugom to, nu aš, mano karta užaugus toj, kur mes gyvenom nepritekliui visi. Ir mes nieko neturėjom, ir mums reikėjo susikurti. Ir mes tada žinom, kad turbūt bet ką darysiu, visą laiką bus geriau. Ir tas toksai alkis, tas toksai ir finansinis, bet ir ne tik finansinis, tas toksai mus vedė į priekį. Mūsų vaikai, pavyzdžiui, mano vaikai jau yra iš viso užaugę taikos sąlygom. Tėvai jau prakutė, kaip sakau, ten kažkuriam podcast'e, su Ignu, man atrodo, kalbėjom, kai sakau, nu, netimsi iš tos midijos iš burnos, neapsimesi, kad negali jo sau leisti, nu, jau turėjau tą midiją duoti, bet jie gyvena tam sąlygom, kur, nu, jau jie tos metos jau, žinai, basic incomes pas juos jau yra standartas, aš jau čia turiu jau čia defaultas, aš jau tikrai jį gausiu. Ir jie, nu, kitaip kelių ieškoti, nes jie taip irgi gal biškai su rožiniais akiniais gyvena. Ir mes, pavyzdžiui, turėjom tokią auklę, irgi, mūsų auklę, kur nepilnametė pas mus dar pradėjo dirbti ir po to sako, blembačkai, sako, kaip buvo sunku įprasti, naujoje rinkoje, nes dabar jau mokosi visą kitą, dirba ofisinį darbą. Ir sako, kaip man, sako, toksai downgrade'as buvo, sako, aš kaip auklė uždirbau daugiau, negu nuėjus į ofisą. Nu, bet sako, sako, reikia dirbti, sako, nes aš suprantu, kad čia yra mano tas toksai, nu, tas kelias, nes sako, tuo, žinai, kartais gali būti Bolto vairuotojai, kartais daugiau uždirbti negu ofise, bet čia, žinai, yra ilgalaikės investicijos, nu, laiko investicijos ir tavo pastangų, kur tu pradžioj gal labai tas tavo ROI ir ta grąža bus labai maža, bet po 10-20 metų, jeigu tu ėjai, darai savo kelią, investavai ir ten gal dirbai ne už dyką, bet už mažiau negu ten rinkos standartas arba, nu, taip kaip dirba, už kiek tu ir turi uždirbti junior žmogus,
bet tau su laiku po 20 metų tas visai kita turės vertę, negu kad tu visą laiką dirbsi va tą tokį, žinai, darbą, kuris nereikalauja tavo protinių pastangų, nes tu tiesiog, va, nu, tau patogu, easy money, nu, tarsi dabar, va, Dabar. yra dabar va gaunu, savo galiu leisti va vieną kelionę, ten 2 kelionės į užsienį, čia va galiu sau leisti mašiną nusipirkti, nes, nu, va, easy money. Tai čia toksai spastai, kur, man atrodo, labai yra tos rizikos. Ir čia toks yra, kur žmogus nemėgsta mąstyti long termų. Čia Taip. kaip su pensija, nemėgstu kaupti, nes ta pensija taip toli. Tai ką čia, žinai, čia dabar geriau, va, nusipirksiu kelionę. Taip. Milda, o kaip, nežinau, patartumėt, ką sakytumėt žmogui, kuris ateitų su klausimu, jaunas, nu, tarkim, nežinau, irgi sugalvoja idėją, bando, daro, nu, nežinau, kažką kuria, ar ne, ten jau, nežinau, 5 metai tame ir nėra to proveržio. Mhm. Kiek dar to atkaklumo, o kada galvoti, kad jau... Čia toks yra, kur aš vis tiek, nepaisant to, kad sakau, čia turi, kaip čia, nu neturi susiženyti, bet tu turi įsipareigoti stengtis. Bet aš kartu, va, šalia, va, su savo, va, kad dabar matematikos vadarau, va, savo tokį projekčiuką, aš ir tokį mintį, irgi, va, mintį, fail fast. Man toksai, kad, bet tada, kad fail fast, tai kada čia, va, yra labai tokia plonytė linija, pasiduodi ar per anksti, nes po tiesiog, va, biški tingi pamastyti ir paieškoti sprendimo, tą ekstra mylę padaryti. Ar čia, nu, jau viską pabandė. Ir labai, gyvenime labai sunku, čia taip labai teoriškai labai lengva kalbėti, vat, nu, fail fast, arba, vat, nežinau, buvai tinginys, arba kažką, va. Realybėje labai sunku suprast, kur ten ta linija yra, va. Bet aš, pavyzdžiui, vat, man dažniausiai kas padeda, čia mano asmeninis, ką aš darau, tai aš turiu tą fail fast ir aš tada galvoju, okei, tai aš bandau iteruoti mažai žingsniukais ir žiūrėti, ar, vat, žinai, kaip būna, labai mėgsta va, tą tobulą produktą, kažkokį tobulą daiktą sukurti ir tik po 5 metų, va, arba ten po 3 metų tik pradėsiu rodyti klientam, arba ten va, į viešumą, kad niekas nepavogtų. Nu, žinai, viskas idėjos būna. Tai pas mane yra praiteruoja, tas yra MVP vadinamas toksai, kur, nu, kaip čia, klibantis, ne iki galo išdirbtas produktas, bet tu jį tiesiog paleidi ir paleidi, kad gautum grįžtamą į ryšį. Nu, ir tas pats grįžtamasis ryšys yra, gali būti iš karto, oi, nesąmonė, bet tu klausi, kodėl nesąmonė, gal tu kažką blogai padarei ir čia tikrai gali būti, kad tau reikia kažkokių iteracijų padaryti, va. Bet tada atsižvelgi, tu iš karto gauni nuolatinį grįžtamą į ryšį, nes va, tas toksai, žinai, kaip aš va, pranešimuose labai nemėgstu dabar pranešimus skaityti, kur, sakau, čia yra monologas. Aš ateinu su monologu, su mintim, kad aš įsivaizduoju, kas jums yra įdomu. Bet iš tikrųjų aš nežinau, kas jums yra įdomu. Už tai man patinka, vat, aš visur dabar, vat, sakau, aš nebeskaitau pranešimą, aš darau tas Q&A session. Nu, vat, klauskite manęs, aš atsakysiu. Ir man tai yra daug įdomiau, ir aš manau, kad auditorijai tai yra daug įdomiau. Tai manau, tas pats yra ir su va, produktų paleidimu kažkokiu. Tai va, tu meti, klausi, žiūri atsakymą. Va, irgi va, čia kažkur irgi su Ignu, man atrodo, podcast'e kalbėjau, kad aš esu va, ta tokia fanė, kur, žinai, turiu daug idėjų, nežinai, kuri prilips, mesk į sieną, žiūrėk, ar limpa. Jeigu prilimpa, tęsk. Jeigu nukrito, net neatsistoja, mesk lauk. Nu, toksai, ir tas, aišku, dar kaip founderis, jeigu dažnai turi savo idėjų, labai sunku, tu jie labai tiki. Ir dažnai founderiam būna tas toksai, kur taip įsimyli savo idėją, ir čia dažnai būna įsimyli idėją, bet ne problemą, nu, ne problemos sprendinį. Ir tokia atrodo, arba dar kitaip būna, vat, kažkaip vat, mentoriauju, labai dažnai matau, kad žmogus tikrai turi tą problemą, nu, susikūrė, va, taip labai moka gražiai išgryninti problemą, su kuria susidūrė, sprendimą irgi tokį, atrodo, visai gerą padarė. Ir tu matai, kad tas žmogus tikrai va, yra va, tas nu, to produkto vartotojas, nes jisai turi tą problemą. Bet labai dažnai būna, kad ta problema ir dažniausiai yra arba tik pas jį, arba labai labai tokiam siauram rate, kad jinai ir vat founderiams labai dažnai sunku tą vat irgi, nes dažnai būna, nu, jeigu aš turiu tą problemą, nu, tai reiškia, visi turi tą problemą, nu, bet taip nėra, nes mes visi skirtingi esame ir va tada kartais tokio reality checko reikia pasižiūrėti, apklausinėti va kitus žmonės, ar, tai visako, šitas fail fast, yra daug būdų, va, fail fast patikrinti, va, praeitiravimą, kaip ten eiti, klausti, kalbėtis, pasižiūrėti, nu, tašme toksai, žinai, bet pagrindinė taisyklė būk atviras visuomeniai, nebijok, kad va čia kažkas nukopijuos, nes aš galvoju, ai, nu ten, žinai, nukopijuoti ir Vinted galėjo anksčiau labai lengvai, bet, nu, tai galiausiai vis tiek tas va, buvo tas darbas, komanda, kuri šiaip išnešė viską, tai ne idėja čia buvo unikali kažkokia ypatinga, čia buvo komanda, kuri stebuklą sukūrė, tai...
Ir, nu, vis tiek girdžiu, žinai, pagrindinį dalyką turbūt, kad ir reikia dirbti ir daryti tą extra mile ir Taip. nu, neatsiranda taip, kaip vat jau matom rezultatą po ir daug ten, nežinau, nemiegotų naktų, sapnuotų projektų ir darytų Aš, žinai, dalykų. galiu dar pridėt savo, žinai, vat pas mane irgi tokių yra, kur va stebukliukai visokie įvyko. Nu, tikrai, pavyzdžiui, va, gimė idėja. Po 2 dienų va, nuėjau į vakarėlį, susitikau su Justu. Va čia tikrai stebukliukas, kad Taip. toksai, nes aš nei ieškojau, nei ką, bet be Justo nebūtų viskas, nu, nieko neįvykę nebūtų. Tai arba kad paleidom būtent 8 metais, kai jau pasirodo, va, jau gal visai ten, va, gal ir recesija buvo, va, tuo metu labai toksai buvo, nu, perfect timing, nu toksai, kur visiškai va, ir visuomenė buvo pasiruošus, mūsų karta jau buvo perėjusi į online, bet dar nebuvo produktų, va, tuo metu, tai čia tokių daug yra, kaip sakau, lucky accident. E, bet ar mes būtumėm pasiekę va tokį va vienaragio statusą, jeigu va būtumėm tik tai tas lucky accident va rėmėsi, nu nebūtumėm. Tai verslas visada man yra ir tų atsitiktinumų yra, nu bet yra ir labai labai daug darbo ir aš manau, tie lucky accident šiaip labai dažnai būna labai svarbus ir labai, kartais gali būti kertiniai. Nes kartais būna tokių, atrodo, mentoriauji, ten kažką matai ir nu, viskas gerai, bet nu taip kortos Mhm. blogai krenta ir taip supranti, kad ten tiesiog tie lucky accident neįvyko. Bet šiaip vis tiek aš manau, vat, jeigu taip reikėtų sakyti, tai vat, 9% yra vis tiek sunkus darbas, nu, sunkus smart, turbūt reikėtų eiti dabar į tą smart Taip. darbą, ir, nu, ir ten tie 10% bandai patikėti, vat, nu, atiduoti vat, tiem visiems atsitiktinumam ir tokiem, vat, kur, nu, life happens. Tai, bet vis tiek sunkus darbas yra nu, numeris 1. Sunkus darbas ir tie lucky accidents padarė jūs žinomu žmogum. Nu, Nu, aš atpažįsta, neatpažįstu, aš mato. manau, kad aš nesu atpažįstama, aš tik tai, vat, aš manau, vat, mano, manau, labai yra tokia, aš kažkada nesu vyru kalbėjus, sakau, aš esu tobulai užsimaskavusi, manęs gatvėje, manau, kad manęs neatpažįsta arba lietuviai labai kuklus ir neparodo. Ir toksai, kur sakau, vat, jeigu kažkur vat, atsisėsiu ant žemės, ten kažkas su plyšusiam keliam, kažką, nu, aš sau galiu leisti, nes manęs niekas nenufotkins ir tipo kažkur neįdės. Va. Bet va, kaip pasakai, vat, Vinted, va, kad esu Vinted, Mhm. nu, toks iš tos pusės jau atpažįstamas. Mano vardas gal labiau, vat, nu, kad Vinted labiau atpažįstamas, ne tiek mano veidas. Tai man čia labai patinka šitas. Žinomumas pats savaime nebuvo tikslas, ar ne? Ne. Bet ką duoda jisai, kokie jo ten pliusai, minusai? Pliusai, minusai. Nu, jų visokių yra ir pliusų ir minusų yra tikrai. Aš sakau, aš labai labai sąmoningai dirbu su tuo, kad aš nebūčiau atpažįstamas žmogus. Tai, pavyzdžiui, aš tai labai va iki televizijos, va, mano yra tas toks, kur ten turėjau ir vieną, ir kitą va, pakvietimą ir aš taip labai sąmoningai neinu. Nes aš žinau, kad televizija yra tas, turbūt, kur jau perlipsi tą, kur jau tu turbūt būsi pažįstamas gatvėje. Tai aš sąmoningai to nedarau. Ir netgi atmetu, nu, nu, taip sąmoningai neinu ir atmetu va Tai. šitą visą kryptį. Um, Pliusas yra tame, kad, žinai, aš kaip kartais sakau, ar mesiu Vinted kortą, ar nemesiu Vinted kortos. Tai kartais reikia mesti Vinted kortą, nes tada tau tokį tavo track recordą labai padaro ir tau gal autoritetą duoda, kur tau tada nereikia aiškinti, tu pasakai ir tu žinai, kad jau va, viskas, aš jau galiu eiti, mes jau einam, galim kalbėtis rimtai. Nu, man nereikia čia praserinti savęs. Um, Dar kitais atvejais, pavyzdžiui, ypatingai asmeniniam gyvenime, aš labai nemetu Vinted kortos, nes aš jaučiu pasikeičiantį bendravimą tokį, Mhm. žinai, vat ir toksai būna, vat, aš ten ir kalbėjau, vat, sakau, jaučiu, kad nusišneku. Ir vis tiek visi sako, o, taip, taip. Ir aš galvoju, blema, grįžtam ir galvoju, blema, kaip aš nusišnekėjau. Ir vis tiek visi sakė taip ir galvoju, tipo, toks net diskusijos nesigauna. Tai toksai, ir kartais tai va dar problema, kad jeigu tik tai vėlai supranti, kad tu nusišnekėjai ir toksai, žinai, tau niekas ir nepasakė, kad tu vat kažkokia nesąmonė kalbėva. Tai, nu ir toksai man gal kažkaip patinka tas toksai, kur ne, nu aš noriu kaip asmenybė kalbėti, o ne kaip kažkokia Vinted atstovė, nes toksai tikrai Vinted turi tą vardą ir jeigu tu pasakai, kad tu iš Vintedos, tai tikrai būna ir klausimų pasipila visokių, va, to kaip ten tas, nu, žinai, kažkiek per tiek metų taip jau nebenori, va, tu esi, va, Taip. nežinau, vyną gurkšnoti, tu nebenori apie tai kalbėti, toksai, nu, jau nori, va, pasikalbėti apie kažką kitą, va, tai, nu, tas jo yra, va, ir tai toks, aš sakau, tą Vinted kortą kartais metu, kartais nemetu, taip sąmoningai pasirenku ir mano va tas, nežinau, kad aš manau, kad aš esu neatpažįstamas žmogus, man tai leidžia išsilaviruot, kokią aš kortą noriu mesti Mhm. ir man tas patinka. Okei, o vis tiek mes žinom, kad na, dabar paklausus jaunų žmonių, jie na, tikrai kaip profesiją nurodo, nori ten būti, nežinau, influencerių, youtuberių, tiktokerių, ar ne, tas žinomumas kaip tikslas gali būti. Kiek pati jūs įsileidžiat, nežinau,
to kitų žmonių į savo namus, nu, to žinomumo. Nu, kaip, nežinau, yra ten žvaigždžių, pavadinkim, rodo namus, ką veikia, ką valgo, ar ne, kiek Ai. pačiai jum tai. Ne, aš neturiu šito poreikio. Aš kažkaip neturėjau tikslo būt žinoma. E, Aš va Vinted kortą metu vaikam. Šitas tikrai veikia ir aš sakau, vėlgi pasirenku, kur tą. Mhm. Aš žinai kažkaip neturiu to, oi čia va, Milda ką tik grįžo iš Kenijos, skrido su visais 5, o Milda nusipirko šunį, Milda pasiėmė iš prieglaudos katiną. Aš tikiuosi, kad neturėsiu šitą, man nėra, čia ne apie mane šitas yra, va. Tai kažkaip nekuriu nežinomumo aplink tai, bet aš, pavyzdžiui, jeigu aš einu, sakau, su kokiais vaikais, labai Mhm. kalbėtis, mano, šiaip aš net savo prioritetų skalį kažkaip nusibrėžus, kad aš norėčiau didinti tą savo laiko portfolio, kokį turiu, kad didinti savo tą procentą, kiek aš dirbu su vaikais. Tai ten aš metu tą kortą ir man tenais patinka, žinai, nu aš tada ten dalinuosi ir savo patirtim ir visą kitą, ir aš ten jaučiu, kad aš turiu tą autoritetą ir aš galiu. Ir mane vaikai girdi, aš Mhm. sugebu su jais susikalbėti, man taip atrodo, gal su mažiukais vieną kartą bandžiau, tai nepavyko, dar ne jų kalbą kalbu, bet pavyzdžiui, nuo 9 klasės į viršų aš jaučiu, kad aš jau puikiai susikalbu su jais. Tai toksai, bet sakau, tas žinomumas man nėra vertybė, aš nesiekiu jo, aš labai sąmoningai jo nesiekiu. Ir man toksai, jeigu reikėtų įsileisti į namus, tai reikėtų tada paaiškinti, kodėl aš turiu juos įsileisti į namus. Nu, čia buvo, prancūzai buvo vieni atvažiavę, Arte, kažkoks projektas, toks labai žinomas buvo. Tai man ten patiko, nes ten buvo apie tai, kad buvo Prancūzijos projektas, kur norėjo apie Lietuvos moteris parodyti, kad Lietuva irgi, turi apie tą female liniją visą ir kad čia yra tokius, kitų žmonių. Aš tą bainu, iš karto man tai yra patriotizmas, kur man veikia ir aš galiu, ir įsileidau ir namus ir viską parodžiau, kaip aš gyvenu. Ir čia man argumentas, dėl ko aš noriu parodyti, nes aš gal vis dar jaučiu, kad Lietuvai vis dar reikia įrodyti, kad čia yra toksai, žinai, gal, toks ne pasovietskas, toksai, žinai, ne Uspaskicho kažkokia, kada, žinai, Lietuva. Tai toksai, tai jaučiu tą ir aš tam tikrom vietom aš tikrai neužsidarau, aš tikrai galiu įsileisti. Ir aš, turiu ką parodyti, aš galvoju, kaip aš gyvenu, mano gyvenimo būdas, aš manau, toks nėra standartinis, ten vien tik su 5 vaikais, žinai. Tai toks, man jis okei, žinai, bet žinomumas dėl žinomumo netinka man, bet jeigu dėl kažko, nes yra kažkoks kilnesnis, net nekilnesnis tikslas, kurio aš tikiu, arba ta prioritetas, kur yra mano, nežinau, strategijai, kažkokia vizijoje yra vienas iš mano tikslų, tai aš galiu tikrai drąsiai. Labai fainai, tai ačiū, kad tas žinomumas ir pas mus čia atkeliavo, ar ne? Čia Tos labai jo. istorijos Čia yra iš tų temų, tikrai taip. svarbios ta dalis, kur, galite dalintis. Jeigu šiandien, ir tikiu tą darote, bendraudama su mokiniais ir mentoriaudama, reikėtų pasakyti tam jaunam žmogui, galbūt jis baiginėja mokyklą, gal studentas, o gal jau 10 metų dirba ne itin mėgstamą darbą, kur pirmadieniais nesinori, nelabai. Ko reikia, kokių, nežinau, savybių reikia, jeigu iš tikrųjų nori siekti, kurti tą būsimą vienaragį. Kam reiktų pasiryžti? Ko tam žmogui reikštų, ką Pirma, įsivertinti? kvestionuočiau, ar verta tą vienaragį kurti. Taip. Nes vienaragis ateina su kaina ir aš, pavyzdžiui, čia dabar ne į temą, dar galėsim po to sugrįžti prie to klausimą. Manęs visi klausia, dažnai ateina ir sako, tai kaip padaryti, kaip vaikui būti verslininku ir visą kitą. Ir mes kaip visuomenė kažkaip primetam, kad verslininkų dabar jau yra, dabar priešingai, dabar jau reikia būti verslininku. Bet aš galvoju, iš tikrųjų, tai ne visi nori būti verslininkais ir čia ta visuomenės primetimas, kad čia reikia visiems būti verslininku, nes kitaip tu reiškia nesėkmingas. Bet būti ekspertu, ten, pavyzdžiui, dauguma ekspertų, pavyzdžiui, pas mus uždirba daugiau negu vadovai, arba ten, čia jeigu iš finansinės pusės žiūrėtum, čia net ekspertas ar vadovas, net nesakyčiau finansinės kažkas tai, kad jeigu esi vadovas, tai daugiau uždirbsi, nebūtinai. Bet kai kuriems žmonėms tiesiog jiems patinka būti, gilintis kažkokią sritį, ten, pavyzdžiui, programavimas, arba ten, data science, arba ten, nežinau, marketingas, bet kas. Jeigu ten tau patinka ir tu nori tą savo kūrybiškumą, savo tą ekspertizę, tenais, tu nori būti ten senior žmogus, kad tavęs klausytų, tai tau nereikia būti vadovu. Tau, nežinau, ne visi esam žmonių vadovai, irgi, ne visi esam strategai. Ir that's okay, nes jeigu tu eini ten, pavyzdžiui, nes tau primetė rolę vadovo ir tau, žinai, čia iš tavęs reikalauja daugiau savybių, negu tu iš tiesų nori tobulėti tose vietose, tai ar reikia? Tai tas pats vienaragis.
Ar visi ten turi būt vienaragių įkūrėjais? Nu, nebūtinai turi būti. Vat gal tu gali būt tiesiog ekspertas. Arba tas pats, va dar irgi, kur dabar irgi sumenkinamas aš vadinu butikiniu verslu. Tai gal to butikiniu verslu irgi yra daug smagiau būti kažkam tais, o kažkas kaip tik nori scale augimo, va to tech ir toksai, žinai, to proveržio, prasmės kažkokio, va, nu, tokio, žinai, kad to tikslo daug didesnio turėti, tai, žinai, nu, impacto, va, gal apie Taip. įtaką, va. Tai čia, žinai, kiekvienas turi savo pasirinkti. Tai aš taip sakau visą laiką tą man žvaigždutę, kad ne visi turi būti vadovais, ne visi turi būti scalable vadovais, nu, tokie, žinai, turim labai savo atsakyti. Bet jeigu, pavyzdžiui, mano rate labai daug yra žmonių, kurie, vat, 40 metų sako, aš manau, kad aš dirbu nesąmoningą darbą. Nu, ir toksai, va, ir taip viską sustabdo ir metasi savęs ieškot. Mano rate šiaip nemažai tokių žmonių yra, kur, atrodo, nuo 20 žinojo. Ir sako, žinok, va, nu aš nenoriu nugyventi iki galo, va, taip, va, ir sakyt, kad, va, pradirbau nemėgstamą darbą, tai ieško savęs. Tai manau, ko jiems labiausiai dažniausiai reikia, tai drąsos. Nu, biški santaupų, Taip. bet šiaip drąsos reikia. Mano atveju, pavyzdžiui, kas man dažniausiai veikia, tai, bet čia irgi klausimas, ar tu esi ten ekstravertas, intravertas, ar tu esi momentumo žmogus, ar tu strategas esi. Aš esu momentumo žmogus. Tai man yra taip, kad aš jeigu sugalvoju, aš turiu daryti dabar. Nes aš po savaitės per daug baimių prisikursiu ir man, žinai, tas viską, vat, ženg žingsnį ir, žinai, kai žengi, jau žinai, kad ir antras žingsnis toliau seka ir tas tiesiog jau darysi, va. O jeigu nežengs nei vieno žingsnio, tai pristovėsi vietoj. Tai čia, žinai, kai mes, vat, irgi su vyru kalbėjom, vat, nu, mūsų planas buvo 4-5 vaikai nuo pat pradžių. Ir ten ties to, kokį trečiau sakė, nu, vat, kaip gerai, kad turėjom tą planą iš karto 5, nes sakėm, būtumėm turbūt apsistoję ties kokiais 3. Bet tada mes kaip sakom, nu, tu planuoji tą 4, nu, išplauksim, nu, įkrisi, išmoks išplaukti. Bet po to ir išmokom, ir va, dar net 5 atsirado irgi, ir nenuskendom. Ir tai va toksai, kur, nu, bet čia, sakau, tas tipažas yra žmonių, kur jiems atsukiai, va, įmeti į vandenį ir jie išsikapanos. Tai aš esu to tipo, vat, man reikia šitą, vat, man reikia pirmiausia pirmą žingsnį žengti, kur užsikuria biški procesiukai, nu ir jau tada tave tie procesai įneša, nes jau tiesiog viskas vyksta. Yra tikrai žmonių tokių, kur jie turi sustrateguoti, sužiūrėti, nes jie ten gal jie to anauno tai bijo, tos nežinomybės, kad jiem ten, jie susidegins mentaliai save ir, vat, ir bus ten, jiems tiesiog bus labai blogai. Va, tai tokiem irgi turbūt, nu, kitoks yra approachas ir tikrai ne mano approachas jiem, kad ten viską metu ir darau. Va, tai, bet man tai jo patinka, va, ženg žingsnį. Bet jeigu receptas pagal Mildą būtų, tai pasimti drąsos, žengti žingsnį ir fail fast. Jo, ir tada toks, žinai, kad, nu, kai žengi, tada, kai staigiai žengi, tu neturi laiko, nežinau, kaip lietuviškai, overthinkinti. Prisigalvo daug tokio, va, ir man šitas yra, nes aš šiaip turiu šitą savybę ir aš jeigu overthinkinu, aš žinau, kad aš nepadarysiu potencialiai. Arba pradėsiu tą kosminį laivą lipdyti, bet kai kosminį laivą sulipdai, tada per vėlai išeini į eterį ir per vėlai gauni grįžtamą į ryšį. Nu, tokių, va, visokių. Tai čia mano receptas yra, va, sugalvoji darai. Ir žiūri, ar metį sieną limpa ar nelimpa. Jeigu limpa, tiesi, jeigu nelimpa, meti. Manau, esminės pamokas gavom tikrai visi. Ir norėčiau dar turėti keletą valandų ir manau, neprailgtų pokalbis ir būtų daug tų vertingų perliukų. Bet turim pabaigti ir turiu dar vieną paskutinį klausimą iš mūsų rėmėjo Orbio World ir klausia, ką šiandien, Milda, jūs darytumėt kitaip, jeigu vat, turėtumėt galimybę pradėti nuo nulio, tarkim, nežinau, ar ten mano drabužiai, ar... Nu, nieko. Nes ta, kokia buvo patirtis arba jos nebuvimas, ir atvedė čia, nes vat, nu, vat, esam čia. Vat dabar galbūt, jeigu būtų klausimas, ką aš daryčiau vat, dabar, jeigu kurčiau, tai aš dabar tikrai darau kažką, daug ką kitaip darau, negu vat, kai buvo ten 18 vat, ar 20, kai ten buvo Vintedos laikai pradžia. Tai dabar aš daug ką kitaip darau, va. Bet tuo metu tai nieko aš nepakeičiau, nu, nes tiek, kiek patirties turi, tu tiek esi ir turi, ir viskas. Nu, ir ten gali sakyti, va, oi, daugiau kalbėčiausi su kitais ekspertais. Nu, turbūt, bandžiau irgi, va, bet nu, toksai, va, kaip mokėjau, taip ėjau. Ten daugiau eksperimentuočiau. Nu, bet irgi, kaip mokėjau, taip eksperimentavau. Kaip galvojau kurti verslą, taip ir kūriau. Nu, aš visada bandžiau daryti geriausia. Taip, kaip moku. Tai, nu, tai va, tai toksai, jeigu būčiau daręs kažką kitaip, pavyzdžiui, ten, kai sako, o, va dabar jau turbūt labiau pasidėliočiau gal verslo planą, kažką,
Bet tada turbūt net ir Vinted nebūtų buvę, jeigu būtų reikėję pirmą verslo planą parašyti, nes tiesiog būčiau overthinkinus ir būtų net nieko neįvykę. Tai Super. Tai labai džiaugiamės, kad yra ir Vinted, ir neoverthinkinot tada. Na ir visai paskutinis klausimas. Šiandien keletas knygų, kur padarė įspūdį, įtaką, nebūtinai čia tos geriausios ir panašiai, bet kurios šauna į galvą, kur galėtumėt parekomenduoti. nu, man dabar visiškai nei tema tokia, bet visiškai nei tema, tai yra Maus, komiksas apie holokaustą. Bet toks visiškai toks nei tema, bet man tokia kažkaip labai įsiminus buvo. Šiaip daugiau tokios grožinių gal nelabai skaitau. Nu, skaitau, nes knygų klubą turiu, tai va, įsigiau knygų klubą, kad skaityčiau grožinės, kad pradėčiau skaityti grožinės. Tai... O šiaip tai man buvo va, toks gal įvadas apskritai, aš labai mėgstu apie tą vat, pažinti pasaulį, kas vyksta. Tai vat, man nuo Harario visai prasidėjo tas visas ciklas, ten po to visokių tokių, ten buvo daugiau rimtesnių ir visokių, bet, pavyzdžiui, man turbūt buvo vat, Harario knygos buvo tos, kur aš įėjau į tą pažinimą, kad pasaulis daug platesnis ir va, tam tokiom vat, schemom pradėti mąstyti ir tas, bet ar kvestionuotas, ar nekvestionuotas, nebūtinai sutinku su jom, bet man vat, buvo tas toksai, kad kaip pažinti pasaulį ir suprasti, kas vyksta. Tai man turbūt iš šio knygų būtų. Tai tikiuosi, kad rekomendacija pasiema, kas dar neskaitė tų knygų. O mes labai simbolišką dovaną norėsim įteikti. Tai Jaunimo linijos išleista Vilties knyga. Ir tai yra tikrai tikėtina, daug pažįstate, gal kažkur nepažįstate žmonių istorijos. Tais atvejais, kai neatrodė, kad labai šviesus tas gyvenimas ir kaip vis tik susikaupus ar ne, ar kaip pavyko pamatyti tą vėl šviesią gyvenimo pusę ir kaip įvykti, nes visokių tų laikotarpių būna. Tai dar kartą didelis ačiū nuo visos tikrai mūsų Jaunimo linijos bendruomenės, kad atėjot pasidalinti savo patirtimi. Na ką, teks dirbti, ar ne? Teks dirbti ir gali būti, kad daug, bet gal pasinaudosit Milos patarimais dirbti etapais, ar ne, tikrai turėti tos drąsos, ko kartais ir reikia, irgi tiesiog daryti, kas labai svarbu, mesti į sieną, žiūrėti ar prilimpa, jeigu ne, tai fail fast. Tai ačiū labai, Milda, už skirtą laiką.